Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Labas rytas. Jau iš tikrųjų diena, ne Pukutė? Jau dienelė. Šeštadienis mūsų. O mūsų dėdas dar dirba. Gal grįž po pietų. Mūsų maitintojas. Taip. Meškinai. Ir pas mus va toks lietingas oras. Vakar lijo smarkiai. Toks vėsokas oras. Nieko gero. 9 šilumos. Nu, toks pavasariškas oras. Va, kaip pražyda. Praeitą kartą rodžiau, tai to šakelės dar nežydėjo. Dabar rodau, jau pradėjo žydėti. Žibutės naujai pradėjo žydėti. Smagu. Pas mus vat antrą dienos. Inga sugalvojo, kad reikia iškepti diedui savo valgyti. Čia yra kiauliena su kaulu. Išėmiau iš šaldiklio, aptepiau pesto, bazilikas ten, žodžiu, dar kažkas. Subaigiau visą indelį, reikės naują nusipirkti. Labai fainas reikaliukas. Bulvyčių biškį papjaušiu, įkišiu orkaitę ir bus jam gerai. Truputėlį tokia susišiaušus, pasirodo, kiaušinį mes tikrai nedažom, tikrai mes nesam tokie žmonės, religingi visiškai ne, ir neapsimetinėjam. Tai vat, mums tiesiog įprastas savaitgalis, tik žinoma ne faina, kad va toks oras. Nes galėtume šiaip tenai susigrėbti šiukšlės, bet nesigaus šlapia. Abydna biški, kad toks oras. Ne? Toks vat oras, nefainas. Vakar buvo labai tvanku, žiauriai tvanku buvo. Šiandien jau vėsu. Na, pasirodykit, gražuolės jūs mano. 2 gražuolės ir 1 gražuolis. Pasirodykit. Atbuvo laikai, kai aš jūs paleisdavau skraidyti. Dabar per daug katinų. Bet tai pačioj pradžioj, kol buvo 3 katinai, tai skraidė jos. Kaip tik norėjo. Ta balta tai neskraidė, ta balta palyginus nauja yra. Oi, kokia graži. Gražuolė sniegė, gražuolė ta. Pribėriau naujai maisto. Ai, žinokit, kai leisti nori, tai nusileidžia į apačią. Ir katinai nebaisus. Nors jie tenai susirikėlė, stebi kaip papūgas lesa. Atvarėm į banką, biškį gal pinigų pasimsim. Ai, vis tiek mes grynus kartais naudojam, už butą mokam. Už butą, būstas. Nuvarysim iki Walmarto dar. Reikia šį bei to kažko nusipirkti, maisto šiek tiek, rytoj gali nieks nedirbti.
Tai reikia kažką biškį. Nedaug iš tikrųjų. Į Costco ten važiuoti dėl kelių produktų, tai iš vis neapsimoga, nes mes iš Costco išvažiuojam, tai su atitinkama suma išeiname, išvažiuojame, o čia biškį mažiau išleisim. Tai biškutį po Walmartą pasiganysiu. Nu, tas Irmis kaip ilgai tenai krapštas pinigus. Na, ateina. Nu, su visų maišų pinigų turbūt. Visą bankomatą išpurtė turbūt. Duodi. Ne piniginė. Aš atsimenu tokį dalyką, kai tu Jurgai davai pinigus, tai šito kai griebė, kaip aš bandžiau dabar tai padaryti, bet čia dar taip švelniai griebiau. Taip nesigavo. Tai va, kiek dolerų gavau. Ir visi gražus iš banko. Gražus, man Su visais kampukais. Man leidžia pačiupinėti, paniūkinti. Ir atiduoti. Ir atiduoti. Balandžio 4 proga. Gėlių. Kiek gražių astromerijų. Oras nepainas. Vagiai. Labai fainas astromerijos, labai. Oi. Vieną puokštę už šitą 10 baksų. 30 baksų. Labas rytas, štai ir mes. Nu, dar truputėlį vėsoka laukia, bet aš manau, kad toj bus jau visai šilta. Pirmadienis, taip. Kapučinai, pirmadienis, sunki diena. Sunki katinėlė diena, sunki. Praeinam pro briedžių kolekciją. Žodžiu, nusprendžiau, kad šiandien susitvarkysiu nagus. Jau va taip ir nuaugė nemažai ir plius man jau, žinokit, erzina tas ilgis. Jau man maišosi, aš nesusigraibau. Jau reikia tvarkytis. Reikia. Lango truputėlį prasivėriau. Čia instrumentai kepa, bet aišku, aš turiu kitus instrumentus. Nu, čia jau man zys biški, bet nieko tokio. Nežinau, žinokit, ką darysiu, bet kol kas trumpinsiu. Ar keisiu formą, nežinau. Gal reikėtų pakeisti, nors nenoriu. Nežinau, žinokit, ką daryti. Man aišku, gražiau atrodo ilgi nagai, bet aš jau nesusigraibau, man tas erzina. Tai vat. Įsijungiam aparatą ir varom. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head. Visai neblogai gavosi, ne? Turiu nemažai folijos. Aplamai nemažai aš jos turiu. Tai nusprendžiau, kad kažkokių tai gėlių noriu. Visai neblogai, nebus truputėlį marga, bet jau senai aš tokia marga buvau, ne? Jau truputėlį pasikarpiau ir bandysiu va taip nutaikyti. Čia yra tokie specialūs klijai. Jau žinokit, senai aš tai dariau. Labai senai. Tai mes tepam pirmiausiai klijus. Kadangi aš nenoriu iki pat odelių nieko klijuoti, tai aš ir tų klijų taip nesistengiu prie pat ir lakuoti. Darau po vieną, žinokit, pirštą. Galbūt ilgiau užtruksiu. Minutę džiovinu. Bet atsakingai reikia daryti. Žinot, kai sau darai, tai labai, kaip sakant, reikia atsargiai. Kitam yra paprasčiau, nes pas tavai yra 2 rankos, o ne viena, o čia su viena reikia. Todėl aš ir pirštines užsidėjau, kad aš va tos vietos, tos vat kitos, prie kurios turi prikibti, neišriebulinčiau su savo tais pirštais. Bet vat jau šitą panaudotą, reikėtų jau nebent kokį kampuką dar atitaikysiu, bet šiaip tai jau čia aplinkui netgi išsiriebalina. Tai netaupau aš tų dalykų, nes pas mane, jų vat yra daug iš tikrųjų. Nu ką, palaukiam, kol atvės. Pradžių tai mums pradžiūva, bet mums reikia, kad atvėstų. Čia nieko nedarau, man čia visai gerai atsispausdino. Tikrai neblogai, sakyčiau. Būna kartais, kad ten gerai neatsispausdina. Tai nežinau, ką čia kaltinti, gal greičiau tas folijos, būna ir tos folijos pasenusios. O jo šitos senų, žinau, kad senai aš pirkau labai senai. Būna dėl to, kad pasenusios, per dažnai būna išimtos, dulkės, visa kita, žodžiu. Aš tiesiog jums parodau keletą va taip dalykų, truputėlį pakomentuoju. Ir daugiau čia, kaip sakant, nėra ką rodyti. Ant viršaus tepsiu elastingą gėlį, gerai visur aptepsiu. Ir po to tik topą. Tiesiog, kad neapsitrintų, galima 2 sluoksnius topą, bet geriau pat tepti tada bazę, nerūgštinę bazę ir tada topą. O aš nežinau, kokios pas mane čia bazės, tai aš nerizikuosiu. Man paprašiau skaidrų gėlį, bet tokią elastingą gėlį. Tai rūgštinę bazę gali panaikinti truputėlį paveiksliuką, tai reikia žinot. O skaidrus vienfazis koks gėlis, tai manau labai gerai čia teks. Nu ką, bandom kažką, nežinau, čia reikia, gal aš imsiu, filmuojant, nenoriu to paties paveikslėlio,
Aha, dabar galvoju, ką čia va taip užderinti, užtaikyti. Gal va šitą va tokią kvietkelę. Kas mums netinka, mes drąsim galim suvilgę su šituo ausų krapštuku ir spiritu nuvalyti, kas mums netinka. Reikia labai gerai, norint, kad prikibti, labai reikia pasistengti, kad prikibtų kas. Ir kas netinka, kaip sakau, nuimti. Žiūrėsiu, aš ten pranelį dabar spaudau. Man tiesiog įdomu, ar čia tie klijai dar geri tokie, nors kaip ir mačiau, kad visai neblogi. Ir žinot, kad visiškai nieko, tik va čia matau toksai kaip dryžiukas likęs, kas man nepatinka. Tai vat. Tai ką aš padarysiu, aš tiesiog vat. Oi, čia apsitaškiau dabar miškinu nieko. Turiu aš. Aš pavalysiu va tas vietas. Taip atsargiai, kur man netinka. Kur aš nenoriu, ne? Nu, tarkim, man tie taškiukai, vat, šone nenoriu aš jų. Man biškį apvalau. O toliau man kažkas tinka, ne? Jei man kažko trūksta, kokių baltų taškelių, aš tiesiog su docu padarysiu tos baltus taškelius. Yra balti dažai, ten kur, jeigu aš norėsiu. Arba blizgučių kokių. Pataškiuot kur nors tarp gėlyčių, viduriuko. Fantazijos reikalas. Tai vat. Einu klijuot, kaip sakant. Tai aš manau, kad šitas bus irgi su truputėlį žalumos, kad paįvairinti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Čia privalomas, kaip sakant, grožis, kas katinų turi, ne? Jų tikrai labai seniai aš dariausi kažką tokio, labai seniai, čia jau nežinau kiek metų atgal, ar aplamai esu tokius markus pasidarius. Anksčiau piešdavau, bet dabar, kaip sakant, užsidėjau, visai gerai gavosi. Margoka, bet nieko. Nieko iš tikrųjų. Gerai, žinokit. Bus man gerai. Bet žinokit, kaip jau gera, kad trumpi nagai. Jau kaip aš buvau pavargus nuo to ilgio. Kaip jie iš tikrųjų man kliūna. Kai nedirbi daug darbų buityje, tai nieko. Bet kai va pradedi užsimti visokiais valymais ir taip toliau, tai labai jau kliūna. Nesusikraibau ir taip toliau. Tada jau pradeda erzinti. Kaip sakant, viskas tvarkoja. Oi, kaip gerai. Susitvarkiau labai greitai. Labai iš tikrųjų greitai darosi. Šiaip tai ant visų nagų užlakuoji tą klyją ir viskas. Ir po to štampuoji. Bet kai sau, tai bijau suriebalinti kokį nagą netyčia. Dar kas nors. Tai taip jau gaunasi. Ir kas čia pas mane taip vaikštinėja? Čia 2 katinus mačiau, pasiilgusius manęs. Elektrinė. O, išsitraukė iš šiukšlių dėžės. Klausyk, ką ten veiki? Pasirodyk. Ką tu čia veiki, ką? Reikia man
Mėgsta jinai iš šiukšlių dėžę šitą įlysti. Mėgsta. Reikia šitos uždaro, kaip sakant, į uždengiamą šiukšlių dėžę išmesti. Nes man jinai prišiukšlina. Viskas, einam pietų. Jo, kaip tik pats laikas pietums. Čia reikia įjungti instrumentus, kad biškį išbarškintų. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean. Na, šį kartą nusprendžiu parodyti, ką perku iš kvepalų. Šiaip tai daug kur nerodau. Nematau reikalo, kaip sakant, visko rodyti. Vis tiek pamatysit vėliau. Taip pat pasiėmiau dar topą. Nežinau, man atrodo, aš jo nesu bandžiusi vienalysos. Gal kažkada seniau bandžiau, dabar tai nežinau. Taip, vieni kvepalai, tai juos aš jau pirkau antrą kartą. Kadangi užmačiau akciją, buvo 12 dolcų, o man jie labai patiko, tai aš jų net nepraplėšiu, kad man nesimaišytų. Atsidėsiu čia su mango kvapu, man labai patiko, tai prigrėbiau, kai buvo akcija, žodžiu. Kol yra akcija, mes grėbiam. Na ką, pats smagiausias momentas. Man tai patinka plėšti. Oi. Ir šitą praplėšiam. Tai tokia knyga gera. Sunkiai plėšiasi. Na, taip įspūdingai atsidaro. Šie kvepalai jau tretieji, kuriuos aš gaunu iš tos linijos. Patiko vieni, patiko antri, nusprendžiau, kad pasimsiu ir šitą. Nors pačiai pradžiai iš tikrųjų aš labiausiai norėjau va šito rožinio. Dėžutė tai tokia įdomi, žinoma, aš tas dėžutės metu lauk. Man jų nereikia. Taip, bet šitą dėžutę tai aš pasiliksiu ir jūs suprasit kodėl. O todėl, kad aš nežinau, kaip jinai čia atsidaro. Bandom atidaryti. Paprastai atsidaro. Šiaip tai aš sakiau, kad aš va tokių visokių kvepalų va, su tokiais visokiais vikruntasais aš nepirksiu. Bet labai gyrė kvapą. Šitie kvepalai pas mane stovės va tenai ant batų dėžės tos vadinamas prie veidrodžio. Aš iš stalčių tikrai jo nedėsiu. Vietos užims daug. Tai čia bus kaip vietoj, nežinau, statulėlės kažkokios. Nu, įspūdingas, toks įspūdingas. Aš tokia, žinot, labiau praktiška, bet kai pradėjau pirkti tuos kvepalus, gal visai nieko, jie tokie kaip dekoracijai galima papuošti. Nežinau, kažkada kažkas yra panašiai sukūręs stalinę lempą. Aš neatsimenu, aš mačiau video filmuką irgi apie tuos kvepalus. Tai moteris pasakojo, kad kažkada kažkas sukūrė va tokio tipo grinai stalinę lempą iš tų povų. Nepatogų faktas čia galbūt nuiminėti tą kamštelį bus, bet na, kaip nors atsargiai neskubant.
Aš labai norėjau kvepalų su persiku, kad jaustųsi gerai persikas. Tai vat. Kiti tiesiog juos laiko be šito kamštuko. Nu, vat, be kamštuko irgi galima laikyti. Kodėl visai nieko tokio, ne? Pats kamštelis nėra sunkus, kaip anas, kad rodžiau. Čia toksai lengvas jau, plasmasinis, su Swarovskiais. Na, įdomiai. Nėra jisai sunkus toks. Paprastas. Ir jeigu vat, nenaudot to kamštelio, tai irgi savotiškai neblogai. Nu, žodžiu. Purškiam. Žinot, pats pirmas įkvėpimas, tai kur aš girdėjau. Tas pirmas prapurškimas labai užneša į kirkę. Ir aš netgi turiu Latafos, kaip ir tokį analogą kirkės. Aš jums nerodžiau, man atrodo. Nu, bus laikas parodysiu. Bet manau, kad čia visai kitoks. Bet ta pradžia tokia, kaip prapurškus, nu kur kažkas pažįstama, bet žinokit, ne, čia tiek muskuso turbūt nėra. Čia tikrai bus persikas. Tikrai skanus labai persikas. Bus wow. Geras kvapelis, žinokit. Tikrai nesigailiu. Persikinis kvapas. Nu, bala nematė šitas kamštukas, nuimt galit ir viskas, ir išmesti, jeigu nepatinka, buteliukas visai geras. Na taip, jeigu taip naudoti. Gražus toksai, na bet skaniai tikrai kvepia. Šiaip tai aš laukiau nuolaidos, kol jisai kainavo pigiau, tai man jo nereikėjo. Labai fainas kvapas. Ir šitą žinau, kad bus skanus, bent jau aš įsivaizduoju, kad skanus. Nes patinka rožės, patinka braškės, patinka uogos visokios. Ir man raudonas labai skaniai kvepia. Mėlynas toks neypatingai, bet neblogas irgi kvapas. Į kolekciją visai gerai tokius turėti. Nu, čia irgi bus. Nu, skaniai kvepia, žiauriai skaniai. Šampaninis toks. Atrodo nemažai, aš po tokio tipo turiu, bet tokio vis tiek neturiu. Nu, neturiu aš tokio. Kaip bebūtų, jie vis tiek yra skirtingi. Tai va, parodžiau aš jums šiek tiek. Tai va, šiandien pirmadienis, tokia nebloga, sakyčiau, dienelė. Greitai susitvarkiau nagučius. Visai žinokit, nieko. Pradžioje galvoju, tu kaip aš čia margiai pasidariau, kokias čia margiai, bet manęs neerzina, nes nėra ryšku. Marga, bet nėra ryšku. Ir ką aš čia norėjau pasakyti, ir nėra storų sluoksnių, kas čia yra tik tais 3 sluoksniai gavosi, ne? Tie vadinami klijai. Gėlis planai ir topas planai. Visai nieko, žinokit. Ziergūti, gal reiks dažniau tai pasidaryti. Labai greitai pasidaro. Tai vat. Oi, apsiniuchinu, neblogi ir šitie kvepalai. Oi, žodžiu, galėčiau aš čia kalbėti apie tos savo kvepalus. Tai va, tokie mano pirkinukai, šiaip dar laukiu, kaip sakant, traukinukas kol kas dar nesustojo, bet jau, kaip sakant, atsikasiu. Po to tai gal retesni tie pirkimai bus. O, dabar užkvipinau čia stalą. Stalas kaip skaniai kvepėsiu. A, Jėzau. 20 minučių mankštos. Šiandien laikroduko nesidėjau, bet šiaip tai kažkur tai 200 kalorijų. Susidegina kažkur 20 minučių mankštos.
Tai labai kažkaip taip gerai be sustojimo, galim sakyti, be tokio atokvėpio, aišku, aš atsikvėpiu. Ir dar šį kartą vat dėsiu tokios druskytės nedaug. Čia irgi prie tų visų, kaip sakant, mineralų į komplektą. Tik reikia dar palaukti, kol ta druska ištirps. Visi mineralai papildomai. Iš tikrųjų reikia, nes paskui būna problemų su kaulais. Dar dabar įtraukiau vitamino B. Nežiūriu, kad kažko man akytė tik tais timt. Kaip vieną kapsulę. Dabar geriu. Čia irgi vat yra dar kažko. Ko čia dar mes turim. Dar kalio yra papildomai. Man, žinokit, yra toksai pastovus trūkumas kalio magnio. Kam nėra, tas aišku ir negeria tų dalykų, bet man tai pastovus. Jeigu aš tik negeriu, man pradeda, kaip sakant, jaustis širdis, aš pradedu dūsti, mane dusint pradeda. Širdis mano silpna. Ajo. Tai be tų elektrolitų, be kalio magnio, tai man sunku būtų. Tai aš taip stengiuosi dažnokai vartoti. Būna, kad aš praleidžiu. Savaitgalį, pavyzdžiui, praleidžiu, aš negeriu. Pailsiu nuo visko. Bet kai sportuoju ypatingai, tai vartoju.